jūsų mokykloje vykstančias gerumo akcijas? Taip, prisidėjau. O kas jūs pastumėjo prie jas prisidėti? Nu tai matau, kad kai kurie vaikai žiemą, pavyzdžiui, ateina be pirštinių, be šalikų. Man labai gaila, kad jie sušals, kad apsirgs, paskui klasėje nelankys, praleis pamokų, daug ko nežinos. Tai va, ir norėjau, kad jie visi sveiki būtų. O kaip jūs dabar pati jaučiatės gerai, kad galėjote pradžiuginti kitų vaikų širdis? Nu, smagu matyti, kad vaikai nešioja tuos drabužėlius, kuriuos atnešiau ir kad jų irgi veltui neišmečiau, kažkam jie tinka. O gal girdėjote iš vaikų kokių komentarų, ar jie patys yra laimingi ir džiaugiasi tais daiktais? Taip, žinau, kad mano klasės vaikai tuos daiktus susirinko, tai jie iš tikrųjų džiaugiasi, kad gali nešioti tuos drabužėlius. Supratau, tada ačiū labai jums. Giedras dangus. Ar tu girdėjai, kad mūsų mokykloje vyko gerumo akcija, pasidalins ar gerumus su kitu. Ar tu prisidėjai prie šitos akcijos? Ir kaip tu prie jas prisidėjai? Atnešiau nereikalingus žaislus, drabužių. Ar tu manai, kad pradžiuginai tų vaikų širdis? Taip. Ačiū tau. Nulaužti. Sveikas mergaitės, aš norėčiau jūsų paklausinėti apie mūsų gerumo akciją, nes jūs dalyvavote joje ir mes jums darėm daug problemų ir visokių kitokių dalykų. Tai ką galėtumėte apie tai pasakyti, ar jūs tais daiktais patenkintos, ar jums patiko, ar džiaugiatės, kad jūs gavote šitos rūbelius? Patiko? O ar džiaugiatės, kad nereikėjo žiemą šalti ir turėjote naujas striukes? Ką galėtume pasakyti tiems žmonėms, kurie prie šitos akcijos prisidėjo ir galima sakyti taip, kad paaukojo šitos daiktus, kad jums, kurios galbūt ne visi gali turėti, dabar jūs turite. Ką galėtume tiems žmonėms pasakyti? Ačiū, labai ačiū. Jūs esate patenkintas to? O, pavyzdžiui, ar daugiau norėtumėt, kad būtų dar kartą tokia akcija, kad, pavyzdžiui, dar kada nors gautumėt tokių naujų rūbelių ar žaislų ar avalynės? Norėtumėt dažniau, kad tai būtų? O jums iš tikrųjų